Sveiki, draugai. Vėl dėsiu temą, kur dingsta mūsų pinigai. Tai ta tema kaip ir uždaryta. Dabar prieinam prie to, kad, kaip ir žadėjau, prie trečios dalies, kur tu nieko neturėsi ir būsi laimingas. Ir didysis nunulinimas. Tai va, tai apie tai ir pakalbėsim. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Vieša asmeninė nuomonė, kiekvienas ją priimat kaip išmanot, bet mano kaip pilietinė pareiga yra perspėti visus, kad ruoškitės pačiam blogiausiam. Tai va, tai visi girdėjo, kad jau esat girdėję, turbūt ne vienas, kad greitų metų mus pasieks virtuali valiuta, Centrinio federalinio banko sukurta, vadinsis CBDC. Jo, jinai jau yra ir išbandoma kai kuriuose pasaulio šalyse, kaip ją reaguoja žmonės. Tai ir apie tai pakalbėsim. Ir dabar kuo tai surišta su virtuali valiuta, su žodžiais didysis nunulinimas ir tu nieko neturėsi ir būsi laimingas. Tai tada pradėkim nuo to tu nieko neturėsi ir būsi laimingas. Ką tai galėtų reikšti? Tai pirmoji reikia įsiaiškinti, ką reiškia tu nieko neturėsi. Nu, tai turbūt kalba eina apie mūsų turtą, ne? Tai kas yra mūsų turtas? Tikrasis apibrėžimas turbūt būtų tai, kad viskas, ką tu gali įsidėti savo į kišenę arba į kuprinę, užsidėti ir nusinešti. Tai yra tavo tikras turtas. Nekilnojamas turtas ir žemės sklypai, pati žemė, tai yra tau duodama nuosavybės teisė. Taip, tai irgi turtas, bet jisai nėra tavo nuosavybė, o jinai suteikta tavo nuosavybės teisė, pagal kurią teisę tu gali tą turtą parduoti, užrašyti kitam asmeniui ir taip toliau. Tai čia yra toksai turtas. Ir jis yra apmokestintas, ne? Toliau kas dar gali būti? Automobilis taip pat jis yra asmeninė nuosavybė tau suteikiamas, ir turbūt tas turtas jau irgi bus apmokestintas ir taip toliau. Didžiausias tavo turtas tai yra pinigas. Jis yra bevertis popierio lapas, nes ant jo nėra jokio aukso, juostos jis nėra pririštas prie aukso, bet tai yra turtas. Nes aš galiu įsidėti į kišenę, nusinešti šitą daiktą, šitą pinigą nusipirkti ir tai yra skaitosi turtas. Jeigu tikriausias turtas žmogaus, tai būtų auksas. Aš turiu aukso, tai jis yra skaitomas pasaulyje auksas, sidabras, tikrasis turtas. Jeigu jį turi, tu esi turtingas. Iš tikrųjų, nes tie daiktai, tie grinuoliai, jie turi visada savo vertę. Tai va, tai virtualios valiutos įvedime, virtuali valiuta įveda tam, kad jiems, tiems globalistams, tiems Centrinio federalinio banko veikėjams ir kas už jų aukščiau stovintis, yra jų tikslas panaikinti va šitą pinigą. Kad mes jų nebeturėtume. Ką tai reiškia? Jeigu šito pinigo nebelieka, o lieka tik tai virtuali valiuta, reiškia mums visiems, kaip šuniukams, uždedama apykaklė. Ir mus vedžioja ant grandinėlės. Kaip šuniukus. Mes esam vergai, bet mes turim pinigą. Ir su to pinigu, kada aš jį turiu gryną, aš galiu bet kur nueiti, bet ką nusipirkti. Galiu juodai dienai atsidėti. Apie tai galima irgi trumpai pasakyti. Visi žmonės, kurie juodai dienai atsidėdavo pinigus, tai buvo rubliai, paskui buvo litai, dabar yra eurai, visi sudegė, ne? Išlošė žmonės tik tie, kurie turėjo auksą, nekilnojamą turtą, žemės sklypus ir taip toliau. Ir jie išsaugojo savo pinigo šito vertę, nes jisai yra bevertis ir jisai visą laiką yra specialiai padaroma, kad jisai, kokia nors keičiama valiuta ir mes per tą keitimą vėl nukenčiam. Čia yra tam, kad mes negalėtume sukaupti daug turto. Tas perskaičiamas ir taip toliau.
Tai va, tai čia yra pagrindinė priežastis, kodėl yra įvedama virtuali valiuta, nes tai yra bėda, nes jie nemato, kur aš išleidžiu šitą 5 eurus ir jie negali manęs iki galo kontroliuoti, jeigu aš turiu tos 5 eurus ir jų daugiau turiu. Tai va, tikslas virtualios valiutos iš mūsų atimti va šitą va pinigą, uždėti apykaklę ir vedžioti ten, kur jie nori, o ne kur tu nori. Tai va, tai dabar tas, kaip pasakyti, yra dabar bandymai, ne, va, yra Nigerijoje buvo padaryti bandymai tarp, reiškia, buvo pasiūlyta jiems virtuali valiuta Nigerijos žmonėm ir buvo žiūrima, kaip jie elgsis su ją, bet buvo neatsisakyta nacionalinės valiutos ir visi žmonės naudojo toliau pinigus, nei vienas nenorėjo priimti tos virtualios valiutos. Tokie patys bandymai kažkokie apie CO2 kvotas vyksta Italijoje kažkokie mieste, Australijoje ten irgi vyksta diktatas rimtas, tai čia mes apie tai nežino, apie mums nerašo, bet tie visi bandymai visi renkama paprasčiausia informacija. Ir ką tai reiškia, kad Nigerijoje žmonės nepriėmė virtualios valiutos? Tai reiškia, kad jie suprato, kad gero kelio tikrai nebus. Čia mano nuomonė yra. Ir dabar kaip reikia padaryti, kad visas turtas pereitų į jų rankas. Mūsų visas turtas pereitų į Centrinio federalinio banko rankas. Tai reiškia sukurti virtualią valiutą CBDC ir panaikinti va šitą va pinigą. Kaip tai padaryti? Paprasčiausiai reikia padaryti, kad šitas pinigas taptų nebeturėtų jokios vertės. Nu, pavyzdžiui, vertybinių popierių biržos griūtis, kai buvo 2008 metais. Žmonės prarado visus savo pinigus, buvo įsiskolinę bankams, jau viskas buvo konfiskuota ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu tu neturi šito pinigo ir tu negali, o turi tik tai virtualią valiutą, bet tu jos nenori priimti, tai, pavyzdžiui, turėdamas auksą arba sidabrą, už auksą ir sidabrą tu parduotuvėje maisto produktų nenupirksi. Taip, tai reikės atiduoti bankui ir gauti virtualią valiutą. O kas tau momentu vyksta su tavo turtu? Vat, pavyzdžiui, aš dabar turiu pinigą, taip? Šitą pinigą padedu į banką ir jis tampa nebe mano, jis tampa banko nusavybė. Lygiai tas pats įvyks ir su kitu turtu, su auksu, su sidabru. Neturėdamas už ką nusipirkti valgyt, tu bankui atiduosi savo aukso dirbinius, pavyzdžiui. Nu, aukso žiedus, aukso grandinės, kad gautum virtualios valiutos, už kurią tu gali nusipirkti pinigus. Auksas buvo tavo turtas, o virtuali valiuta yra banko nusavybė. Reiškia, tu atidavai savo turtą, tiksliau savo turtą iškeitei, atidavai bankui, o bankas tau davė pasinaudoti savo nusavybę virtualią valiutą, už kurią tu ten nusipirkai pieną ir taip toliau. Tai va tokiu būdu, kada mes nebeturėsime šito pinigo, drąsiai galime teikti, kad bankas pasiims visą mūsų nusavybę. Pradedant auksiniais žiedais, sidabrais, baigiant nekilnojimu turtu. Daleiskim, sako, oi, ne, aš neimsiu tos virtualios valiutos ir taip toliau. Gerai, tu neimk virtualios valiutos, bet be jos tu negalėsi parduotuvėje nusipirkti maisto, tu negausi medicininių paslaugų, tu negalėsi susimokėti tau užmestų mokesčių ir, pavyzdžiui, tu turi bankinių įsipareigojimų, tau reikės mokėti tuos įsipareigojimus toliau ir tu neturi už ką, kaip juos susimokėti. Vienintelis būdas susimokėti yra virtuali valiuta. Tu esi priverstas ją paimti, ne? Tai va, tai čia yra rimti reikalai. Ir jeigu norint nepaimti šitos virtualios valiutos, reikia kuo ilgesnį laiką mums visiems bendrai išgyventi. Kiti dar kalbės apie tai, kad yra kriptovaliutos ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi, aš dabar grįšiu prie to žodžio junginio didysis nunulinimas. Didysis ir nunulinimas ir yra tam, jie jau suprato, kad jeigu bus kitas pinigas, žmonės nepaims virtualios valiutos. Reiškia, mano nuomonė, bus sunaikinta viskas, ir kriptovaliutos, ir grynas pinigas bus sunaikintas. O sunaikins jį per vertybinių popierių biržas.
jos grius ir visas šitas pinigas netaps jokios vertės. Mes, pavyzdžiui, turėsim 1000 eurų ir mes negalėsim už tą 1000 nieko nusipirkti. Bankrutuos smulkus verslai, bankrutuos stambesnės įmonės. Vat, prasidės šioks toks chaosas, nes žmonės badaus ir taip toliau gali būti. Čia aš kalbu apie patį blogiausią atvejį, bet aš galvoju, kad taip ir bus. Jūs galite savo nuomonę turėti, aš sakau savo nuomonę. Tai va, tai reiškia, panaikinus pinigą, užsideda mums apykaklę ir bankas pasiema visą mūsų nuosavybę, nes mes ją patys savanoriškai, tas pats kaip buvo su vakcinom, atnešim tą turtą bankui ir išsikeisim tą turtą savo į tą virtualią valiutą, kuri priklauso bankui. Tai va. Toliau buvo tokia, jau senai sklandė tokia žinia, kad bankininkai galvoja, kokią sumą reikia duoti žmogui, tam likusiam žmogui. Nes dar yra jau senai sklandanti sąmokslo teorija, kad tas auksinis milijardas turi likti, dabar 8 milijardai, tai kur pasidės 7? Klausimas yra. Tai reiškia, bankininkai svarstė tokią mintį, kiek reikia žmogui duoti, kad jis išgyventų. Nu ir dabar vat atėjo tokia, vat, aš pasidalinsiu paskui video ten apie tą valiutą CBDC, ką kalba bankininkai, išgirskit, ne kokie bankininko, o centrinio banko, ir ką kalba Šveicarijos bankų ekspertas, patarėjas ten ir taip toliau, ten įdėsiu tą video, paskui įdėsiu apie Nigeriją straipsnį rusų kalba ir paskui įdėsiu Biblijos išaiškinimą apie ženklą, kuris bus mums visiems pasiūlytas kaip virtuali valiuta. Svabas yra pasakęs, kad iš pradžių tavo piniginė bus tavo telefone, visa informacija apie tave, tada jinai ateis po oda ir paskui bus smegenyse. Nu, tai čia jau turbūt jau kūdikiam implantacija bus tos mikroschemos į smegenis, kad jau gimsta ir vaikšto šuniukas su pavadėliu. Tai va, tai ten buvo mąstoma, kad išmastyta maždaug ir į šitą nuotrauką įdėsiu, kad žmogui užtenka 1000 virtualios valiutos vantikų ir vienoje transakcijoje pirkimo bus galima išleisti 50 vantikų tų CBDC ir žmogus per mėnesį galės padaryti 60 transakcijų. Turto galės jisai turėti savo toj virtualioj piniginiai bus 3000 eurų, nedaugiau. Jeigu sukaupi 3,5, 500 nusirašo. Reiškia, tau bus leidžiama turėti maksimaliai 3000 eurų savo virtualioj piniginiai. Aišku, tu taip kaip šitus pinigus kaupti nebegalėsi, nes tu jų negali išimti. Jie visi bus virtualūs, netikri. Tu net pačiupinėti negalėsi. O iš čia ateis ir totali kontrolė, apie kurią irgi kalba Svabas. Pavyzdžiui, dėl ko mūsų Seimo, nelegalaus Seimo atstovai norėjo atiduoti bankui mūsų duomenis tam, kad bankas privalo turėti duomenis, ką tu valgai, kiek tu kartų ten myliesi su moterim, ten, ką tu perki, ką tu geri, ką tu rūkai ir taip toliau, ar tu sportuoji, ar tu nesportuoji, šitas nori viską žinoti bankas. Tam, kad bus paskui tvarumo, kur ten tas mūsų Mamontovas reklamuoja ten, oi, aš ten tiek daug CO2 išleidžiu, vargšelis, ten jau smegeninė ten realiai nuvažiavus yra, durnelis, galiu pasakyti. Tai va, tai šitas irgi ateina. Tai va, jie pradės kontroliuoti, pasakys, tu per daug geri vyno, pavyzdžiui. Tau, sakys, ta piniginė leis nusipirkti vieną butelį vyno per savaitę, pavyzdžiui. Arba, sakys, tu per daug rūkai, mažink tą kiekį ir tau sumažinsim. Arba, pavyzdžiui, tu per daug valgai mėsos ir tau užteks, kad tu nusipirki 200 gramų vištienos per savaitę. Nu, va, taip ir bus kontroliuojamas tavo visa veikla, arba tavo virtuali valiuta galės, pavyzdžiui, tu prasikaltai, ten blogai pakalbėjai apie Landsbergį, tai reiškia, tau jinai pradės veikti 500 metrų spindulį tik aplink tavo namą. Ir viskas. Ir ta vat grandinė su ta apykaklė, tai čik, tave stumdys. Vat.
Tai čia ir yra. Tu nieko neturėsi ir būsi laimingas pagal svabą ir didysis nunulimas, tai reiškia, šitas pinigas neturi turėti jokios vertės. Kada nebeturėsi jokios vertės ir tu už jį nieko negalėsi nupirkti, tu būsi priverstas pats savanoriškai paprašyti pas juos virtualios valiutos, už kurią tu gali nusipirkti maisto. Viskas tas pats kaip su vakcina. Niekas tavęs nevertė, tu pats pasirinkai. Čia lygiai taip pat niekas tavęs neverčia. Neimk tos virtualios valiutos, bet negalėsi nusipirkti. O čia jau tu turi galvoti, kaip tau reikės išgyventi. Iš savo pusės aš galiu pasakyti tik tai, kad tikrai bus juoda rinka, tikrai mes pradėsime keistis dar daiktais, darbais ir taip toliau, kas nenorės priimti tos valiutos, nes tas, kuris priims, tai priims žvėries ženklai ir žiauriai nusižengs Dievo įsakymams. Yra Biblijoje apie tai parašyta ir aš šitą įrašą įdėsiu po šiuo savo komentaru ir jūs darykite visi savo išvadas. Jeigu aš neteisus, pataisykit mane. Bet aš manau, jūs mane išgirdote. Ruoškitės. Rekomenduoju ieškoti daiktų, su kuriais galima bus keistis. Greitai galbūt dantų šepetukas bus žymiai daugiau vertas negu šitas 5 eurų banknotas. Arba degtukų dėžutė bus labiau vertinga negu šitas 5 eurų banknotas. Taip, kad pamastykit. Ačiū, kad mane išgirdot. Kaip ir sakiau, po video rasite visą informaciją, kurią aš remiuosi ir kurios dėka aš įdėjau šitą savo komentarą. Būkit sveiki ir ruoškitės blogiausio. Iki.